Sveikata prasideda ląstelių lygmenyje. Daugelis žmonių pastebi kūno pokyčius. Didesnis nuovargis, mažiau energijos, lėtesnė regeneracija. Svarbi šių pokyčių priežastis slypi ląstelių lygmenyje. Mūsų ląstelės kasdien patiria įvairius krūvius – stresą, aplinkos veiksnius, oksidacinį spaudimą. Organizmas turi savo apsauginę sistemą. Svarbu vaidmenį joje atlieka glutationas. Jis veikia kiekvienoje atskiroje ląstelėje. Jis palaiko ląstelių apsaugą ir normalias imuninės sistemos funkcijas. Glutationo negalima tiesiog vartoti kaip paruoštos medžiagos. Organizmas jį turi gaminti pats. Laikui bėgant ši gebėjimo gaminti glutationą funkcija silpnėja, ypač esant stresui ar lėtiniam organizmo krūviui. Čia taikomas kitoks požiūris. Immunokal neteikia paruoštos medžiagos. Jis suteikia specialius baltymų statybinius elementus. Šie elementai gali padėti palaikyti paties organizmo glutationo gamybą. Šis požiūris yra moksliškai ištirtas. Jis pagrįstas natūralia medžiagų apykaita, ne vaistais, o mityba. Svarbu realistiškai vertinti. Immunokal nėra vaistas. Jis nepakeičia medicininės terapijos. Jis skirtas žmonėms, kurie nori suprasti ląstelių sveikatą. Be produkto naudojimo egzistuoja ir kita galimybė. Ieškome žmonių, kurie domisi sveikata ir nori kitus informuoti objektyviai. Jei jūs domina ši uždarbio galimybė, prašome susisiekti elektroninio pašto adresu nurodytų vaizdo įrašo aprašyme. Mano vardas Alexander Gal. Aš pats naudoju Immunokal ir nusprendžiau savo patirtimi dalintis ir konsultaciniu būdu. Daugiau informacijos apie produktą taip pat rasite per nuorodą aprašyme ir pirmajame komentare.